Diena. Šiandien mes kalbėsime visiems be išimties svarbų dalyką apie santykius poroje. O mūsų pašnekovė, Dvasingų pažinčių tarnybos Meilės harmonija įkūrėja, psichologijos ir veidotyros specialistė Vilma Šiaučiūnienė. Klausimus galite užduoti Delfi TV arba Moteris Facebook paskyroje. Vilma, neseniai man viena psichologė sakė, kad yra labai daug vienišų žmonių. Vienišų moterų, vienišų vyrų. Ar jūs tai regite ir savo pažinčių tarnyboje? Taip, iš tikrųjų būsime atviri. Moterų pažinčių tarnyboje tikrai yra daugiau negu kad vyrų. Tai yra tokia tendencija, bet mes dirbame ne tik su lietuviais vyrais ir su užsieniečiais. Todėl mes kompensaciją turim. Tikrai taip. Dar beje, koks klausimas buvo prieš tai. Čia kaip ir. Mes sulaukėm daugybę klausimų iš skaitytojų. Ir aš jau juos pradėsiu užduoti, nes visiems labai aktualu. Rimantė rašo, man 32 metai, tačiau iki šiol esu vieniša. Turėjau trumpalaikių santykių, bet vis ne tie vyrai. Esu bendraujantį, simpatišką, veikli. Ar galite pasakyti, kodėl man nepavyksta rasti antrosios pusės? Ačiū už klausimą, Rimantė. Ko gero, pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs, žvilgterti save, ką mes darom ne taip, iš tikrųjų, nepradėti kalti savęs prie kryžiaus, ar ne, bet žvilgterti. Kodėl, jeigu vieni santykiai nepavyko, antri, treti, galbūt aš esu šaltoka, galbūt yra manyje abejingumas vyro, galbūt iš tikrųjų uždaryta širdis, noriu meilės, bet noriu, kad mane mylėtų, bet aš nepasiruošusi dar mylėti. Tada tie santykiai vienas po kito, kaip taisyklė, gaila, bet žlunga. Gal ieškant vyro kažko reikėtų kitokio žmogaus, kažkokių kitokių savybių tada ieškoti? Kaip tokia situacija tada moteriai patirta? Aš manau, kad pirmiausia moteris, juk mes moteris turim ką? Paprastą dalyką, kur turim naudoti tik tai, ir kaip aš sakau, Dievo duotybė, intuicija. Mes kiekviena moteris turim, intuityviai mes kartais jaučiam tą partnerį ar ne, tas partneris, žinot, kartais akys gražios, nosis irgi labai graži, veido brodai gražus, bet jauskim jį širdimi, ar jis mums tinkamas ar ne, ar jis atitinka mūsų tą pasaulėžiūrą, kaip tie hobiai jo, ar jis turi aplamai, ar jis vienišius, ar jis turi draugų. Jeigu jums yra svarbu draugai, bendrumas, dalymasis, o pas jį šito nėra, nebus poroje gerai. Nemanau, kad jis taip 100% pasikeis. Vyrai keičiasi šeimoje, jie apsišlifuoja, kaip tie nešlifuoti deimantai. Tikrai, net neabejoju. Bet, žvilgtarkim ir į tuos dalykus. Žodžiu, intuicijos klausyti. Marija klausė. Marija, jūs pažįsta beje. Žinau, Vilma, kad esate veidotyros specialistė. Ką galite pasakyti apie vyrą iš jo nosies? Gal čia galim patarti, nuo kokio vyrų bėgti kuo toliau? Ko gero, dėl nosies, jeigu norite jausmų, jeigu norite empatijos, norite švelnumo, takumo šeimoje, poroje, o ko tikriausiai geidžia kiekviena moteris, rinkitės vyrus, kurių nosis yra ilgos, gali būti bulvės formos, panašiai mano. Ir iš tikrųjų tai tie žmonės, jiem yra labai svarbus jausmai, jiem teisingai, jie gali būti emociškai ne visada stabilus, tai duoda tokį dalyką, tačiau jie yra jausmingi, jiem yra svarbu šeimoje apsikabinimai, prisiglaudimai, švelnumas. Toks žmogus iš tikrųjų bus darbštus, iš tikrųjų jam yra svarbu dar ir paprasti dalykai, praktiškumas pas žmogų dominuojantis, tolerancija, gera nuotaika, jie yra uždegantis optimistai. Ko nesirinkti? Ko gero buvo toks klausimas, ar ne, ko nesirinkti. Taigi, iš tikrųjų, visada žiūrėkite ir venkite vyrų riestanosių ir atkreipkite dėmesį virš nosies esančią liniją čia. Jeigu yra pas vyrą daugiau negu kad 2 raukšlės, o gal ir 3, bėkite nuo jo kuo toliau. O ką tos raukšlės gali byloti? Tos raukšlės, sakykime, jeigu astrologiškai, tai duoda didžiulį depresyvumą, didžiulį emocinį nestabilumą ir, ko gero, ir agresiją, ir protrukius, ne tik emociškus, ne tik emocinius, bet ir fizinius. Agresyvius. Dėja, taip.
Vilma labai įdomiai pasakoja apie veidotyrą, tai tikiuosi mes klausimų daugiau sulauksime šitos srities. Alima parašė labai ilgą klausimą, aš šitoj perskaitysiu. Mes su būsimu vyru esame kartu 5 metus, ruošiamės vestuvėm, abu esame pakylėti. Tačiau anksčiau pasipykdavome dėl nereikšmingų priežasčių, balso tono, mažai rodomo dėmesio. Tačiau rimtų problemų niekas neturėjom. Tarp mūsų šiek tiek daugiau nei 10 metų skirtumas, vyresnis vyras. Tačiau mes abu esam sportiškai, sveikatos problemų neturime. Tik viena man neduoda ramybės. Aš nebejaučiu aistros iš jo pusės. Mylimės apytiksliai 1 kartą per 2 savaitės. Ir nors seksas geras, jaučiu, kad jis turi šiek tiek prisiversti, kad tai inicijuotų. Jei inicijuoju aš, jis sakosi esas pavargęs. Man neramu. Jau mąsčiau apie galimą neištikimybę, nors tai mažai tikėtina ir taip toliau. Pasikalbėjome, jis sako, kad dėl mūsų buvusių pykčių jam sunku užsimiršti, kad mums reikia laiko. Aš nesuprantu, juk pyktis nustojom jau seniai, esu patraukli moteris, gerai sutarėme ir ruošiamės vestuvėm. Nebežinau, ką daryti. O ką manot jūs? Miela Alma, sakyčiau, kad tai yra pagrindinis niuansas ginčai, nes kaip taisyklė yra tokia astrologija, ar ne? Nes ginčai, pyktis tai yra Marsas, o Marsas yra lygiai grečiai susijęs su seksualumu. Ir jeigu šeimoje pyktis, ginčai, nepasitenkinimai ir susipykę, neapsikabinate, nesusitaikote ir nepasibučiuojate, ir nepasakot, atsiprašau, klydau, atsiprašau, gal aš klydau, gal mano emocinis kažkoks nestabilumas, gal, atsiprašau, paprastai, PMS-as artėja, suprask tu mane. Vyrui tai yra kliūtis seksualinėse santykiuose. Ir negalvokit, kad yra neištikimybė, kad dar kažkas. Iš tikrųjų, pažiūrėkim tai paprasčiau, gyvenimiškai, priimkim tai ir kuo mažiau ginčų, kuo daugiau ginčų, tuo mažiau energijos. Ne tik seksualinės, bet ir fizinės ir emocinės energijos. Tai, kad būkite laimingi, džiaukitės ir negalvokit, kad reikia skirtis. O prie to paties galbūt galima tada išvirsti jūsų nuomonę apie nekalbadienius. Yra poros, kur po pykčių vienas ar kitas, o gal abu mėgsta nekalbėti dieną, 2. Kaip į tai? Ir savaitė būna, ir mėnesiais. Jėzus Marija. Jėzus Marija, taip. Bet taip yra. Iš tikrųjų, turėjau labai gražią porą, kurie išgyveno kartu 6 metus. Jie turėjo labai gražius, ne tik ne tai, kad pagal veidotyrą, bet ir iš tikrųjų pagal astrologiją 4 stiprius suderinamumus. Jeigu klauso astrologai, tai jie sakytų, oho, pora. Tačiau, kadangi pas juos buvo nekalbadieniai ir kaip miela Roma sako, 2, 3, pusantro mėnesio nekalbadienis susipykus aršiai, šita pora išsiskyrė, nors jie galėjo gyventi. Iš tikrųjų, vyras buvo pakankamai uždaras ir susipykus, iš tikrųjų, jo energija nueidavo atsistatymui į vienišumą, atsiskyrimą ir nekalbėjimą. Taip kad vyrai, išmokim ir mes atsiprašyti, nenorėkim, kad vien tos moteris eitų, apsikabintų, prisiglaustų. Aš žinau, kad mes esam kaip mėly ir geri kompresai. Savo šypsena, savo gerų žodžių ir apsikabinimais. Bet vyrai, išdrįskite ir jūs būti. Ir tikrai nereikia būti uždariem. Uždarumas yra vienas iš depresyvumo požymių. Taip kad bėkit nuo jo. Vyras. Neišdrįso parašyti vardą, Rimtuolis. Sveiki, norėjau paklausti. Aš esu rimtas vyras, tylus, gal kiek uždaras. Sutikau moterį, kuri be galo emocinga, šneki, tikra patarška. Kaip manot, ar tie skirtumai tarp mūsų suderinami, ar galime tapti pora? Ačiū tam Rimtuoliui už klausimą, iš tikrųjų rimtas ir klausimas. Žinot, tas jūsų uždarumas gali kenkti porai, iš tikrųjų, ar ne, santykiuose. Tačiau, jeigu vienas yra, kaip aš sakau, rimtas, o kitas yra kaip vaikščianti radija, moteris, ar ne, ir jai yra gera komunikuoti, o jūs tuo tarpu būnate malonių klausytojų, ko moteriai labai reikia, jūs esate suderinami. Tačiau jeigu mes norime kažkokių rimtesnių suderinamumų, tai jau reikia jūsų ir veido, reikia gimimo datos. Tai ko gero tiek. Čia gali padėti specialistai. Gali padėti specialistai. Pažvelgti priekį, sutaupyti laiką. Sutaupyti laiką ir sutaupyti iš tikrųjų, žinot,
jūsų ateitį į priekį. Ar gali būti kardinaliai nesuderinamų žmonių? Gali būti. Gali Ir dažnai būti, būna. Ir dažnai būna, kad tamsa traukia šviesą, o šviesa traukia tamsą. Kaip pliusas su minusu, ar ne? Traukia. Tai, jeigu taip žiūrint į astrologiją, tas pliusas su minusu. Kartais būna tokia trauka, tokia didžiulė trauka, tokia, bet iš pirmo žvilgsnio ta trauka. Ir mes kartais galvojam, meilė. O čia, kaip aš sakau, velnias ir Dievas. Ateina velnias ir ateina Dievas. Ir tai negali būti ilgai. Tai nesitęsia ilgai. Kotryna rašo, kažkada labai mylėjau, tačiau tas žmogus mane paliko. Po kelių metų ištekėjau, pagimdžiau kitam vyrui porą vaikų. Nemyliu jo, bet kartu gyvename. Vyras mane myli. Ar blogai darau gyvendama be meilės, tiesiog iš saugumo, papratimo, iš to, kad negaliu būti su didžiaja savo meilė? Esam girdėję gyvenime tokių pavyzdžių, kaip gali sektis tokiai porai. Na, ko gero, sudėtinga komentuoti tokį klausimą ar ne, bet aišku, be meilės gyventi yra sunku. Bet dabartinės moteris ypatingai myli pinigus. Ir jos renkasi kartais meilė iškeičia į pinigus, ypatingai su užsieniečiais vyrais. Lietuvės moteris klausia, ar tas vyras turtingas, tas, kuris atvažiuoja. Jos nenori matyti fotografijos, nenori matyti duomenų, bet jom reikalinga finansinė gerovė, reikalingas vaikščiantis gyvas bankomatas. Taip, kad ko mes renkamės? Jeigu mes renkamės pinigus, mes netenkame meilės. Aš nemanau, kad šita moteris renkasi tokį, sakykime, pinigus ar ne, bet galbūt ta būsena jos yra tokia ir jinai bandė pabėgti nuo savo tos būsenos, susirado draugą, bet jai vis tiek ko gero kirba meilė. O jau sprendimą iš tikrųjų priims jinai pati. Sigitas. Sakiau, kad sulauksiu klausimų iš veidotyros. Kokios lūpos išduos nerimtų kėslų turinčią moterį? Kokia galima būtų pasitikėti ir įsimylėti? Apie lūpas. Tai ačiū Sigitui jo už klausimą. Iš tikrųjų, kągi, ko gero į moteris reikėtų, visos lūpos yra vyram gražios. Tikrai, moterų visos lūpos yra gražios. Tačiau, ko gero, jeigu apatinė lūpa yra šiek tiek didesnė už viršutinę, tai moteris yra avantiūristė, moteris yra malonumų ieškotoja ir manau, kad ilgalaikiam ir tvirtiem santykiam, nežiūrint jau į santuoką, nėra jinai pasiruošusi. Va, iš tikrųjų, putlių lūpų savininkės, ar ne? Taip. Putlių lūpų savininkės yra pakankamai darbščios, nuoširdžios, atviros, jos yra emocingos, jos moka reikšti jausmus. Iš tikrųjų, be galo daug turi gerų idėjų, tai yra įkvėpėjos, uždegėjos ir ko gero vyram tos lūpos byloja apie seksualumą, moters seksualumą. Taip, pritarčiau, kad tai yra tiesa. Tai yra tiesa. O siaurų lūpų savininkės kokios? Siaurų lūpų savininkės yra disciplinuotos, reiklios, kritiškos, jos yra pakankamai, gali būti tvarkingos, reiklios vadovės darbe, siekiančios šlovės, karjeros. Jos gali būti daugiau dirbančios, mažiau kalbančios, šaltokos, šaltos, kaip moteris, ar ne? Tačiau jos yra tokios. Jos yra tokios, jas reikia priimti tokias. Mes lūpų nelabai galim pakeisti, nors dabartyje gyvenant, aišku, mes viską galim pasikeisti. Bet pakeitimai, plastinės chirurgijos įsikišimas, ar jis keičia žmogaus? Ne, jis tai nekeičia, jis tik išorė keičia ir mes šituo apgauname vyrus apgauname, ar ne? Vyrai neapsirikite žiūrėdami moters antakius, tai vat irgi antakiai pas moteris būna pakoreguoti. Vat vyrų antakiai jau labai aiškiai byloja, platus antakiai, ar ne, byloja apie tai, kad tai yra stipri, galinga, gali būti labai, sakykime, siekianti užvaldyti gerąją prasme, o gali tai išlysti ir kaip despotiškumas. Na, būkime budrus. Labai gerai. Pas mūsų auditorija moteriška, tai pastebėjau jūs labai gerai. Rusnė norėtų paklausti, kaip įtakoja santykius moterų intuicija ir vyrų logika? Tai padeda ar priešingai trukdo darniems santykiam? Apie moterų intuiciją ir vyrų logiką poroje.
Nepradėsiu nuo vyrų. Na, vyrų logika iš tikrųjų, ar ne, vyrai vis dėlto vis tiek yra sutvirti darbas, verslas, materija, iš tikrųjų, sakykime, projektai dideli, jų įgyvendinimai, tai vyram pradeda protas. Vyrai protas, jausmai. Protas, jausmai. Mes moteris. Jausmai, protas. Jausmai, protas. Tuo mes išskiriamės labai. Moters intuicija, kaip aš minėjau, ko gero anksčiau, ar ne, kad iš tikrųjų duota kiekvienai. Tik mes turime šitą visą gali protą nuleisti į tą širdukę ir jausti vyrą širdimi, ne protu. Juk mes moteris, žiūrėkime, nuo slenksčio, kai ateina vyras, mums tik žvilgterius, mes esame veidotyros specialistės, nes mes intuityviai jaučiam, kokia diena pas jį buvo. Naudokime tą intuiciją, mes daug ką pasieksim. Mes jau paskambinusios savo vyram, mes jaučiam, ar įvyks pokalbis, ar neįvyks pokalbis, ar ne, nes mes jaučiame tai, nes mums yra duota. Tai moteris labiau vadovaujasi emocijom, ar ne, emocijas nuraminti padeda, kas? Stabilumas. Kas duoda mums tą stabilumą? Dėja vyrai. Savo logiką ir protą. Taip, nes vyras, jis tai užpilė tą emocinį nestabilumą, truputėlį vandenį, nuramina, apkabina, įkvėpia, pasako gerą žodį. Taip kad vyrai, sakykite gerus žodžius. Moterim, paguoskime, apkabinkime jas. Ir mes būsim laimingos, švytinčios. Kaip mes dabar su Roma atrodome? Iš jūsų to, ką pasakėte, jeigu, kaip sakėte, kalbėdama apie intuiciją, jeigu mes jaučiam, kad vyras šiandien neturi nuotaikos, yra pavargęs ar kažką, tai turbūt, jeigu turim kažkokį ypatingų prašymų ar dar kažko, gal ir atidėti juos. Verta atidėti, palaukti, verta įsiklausyti savęs ir verta atidėti, nes kartais tie nelaiku ir ne vietoj pateikti patys geriausi klausimai patiria fiasko. Ne tuos atsakymus, kurių norėjome gauti. Nomeda rašo, ar vyras ir moteris šeimoje turi turėti savo pareigas ir vykdyti jas? Ar tai tik mitas? Labai geras klausimas. Ar reikėtų skirstytis pareigomis šeimoje, ar nereikėtų skirstytis? Na, žinot, aš tai kalbėčiau apie tas, manau, kad galbūt Nomeda mūsų klausė apie tas tokias kitokias, tas tokias didesnės pareigas, ne buitinės pareigas. Taip. Buitinės pareigas mes, aišku, pasiskirstom, ne? Bet ta pareiga tokia didesnė, ar ne? Šeimos išlaikymas, materija, pinigų uždirbimas, jų paskirstimas, ar ne? Kažkoks verslas, darbas, tai aišku, pagrindė turėtų dominuoti vyras. Čia visos pajamos, išlaikymai vyras. Moteris ką? Namuose tvarka, švara, buitis, ar ne? Ir moteriai į darbą reikia išeiti. Tik tai, kaip aš sakau, prasivėdinti savo malonumai. Betgi ne kiekvienos mes dirbam savo malonų širdžiai darbą. Ir kažkam Dievas davė, tai aišku. Žmogus ir švyti, ir žydi, ir jam moteris ir jaunesnė atrodo, kai jinai save realizuoja. Taigi būna pas mus visai kitaip. Na, buitinius dalykus, aišku, gali ir vyras valgyti, gaminti, o moteris gali kambarius tvarkyti. Pasiskirstimas būtinas, pasakyčiau tiek. Jeigu šeimoje nepavyksta sukurti tokio modelio, kur vyras mamutą parneša, ar galim pasakyti, kad tokia šeima nebus laiminga? Dabar pas mus apskritai modelis populiarėja, kai abu lieka partneriai, tampa partneriais. Lygiaverčiai partneriai, tikriausiai, ne, turite omeny. Kadangi moteris dabar yra emancipuotos, jos yra pakankamai, sakykime, stipresnės, siekiančios karjeros ir šlovės. Pas mus pasikeitė laikmetis visiškai, ar ne? Ir tada atsitinka taip, kad mes ieškam tų lygiaverčių partnerių, lygiaverčių santykių ir lygiavertės partnerystės. Tai dėl to mamuto. Na, jeigu tai laikinai moteris sumedžioja mamutą ir parneša namo, viskas yra gerai. Bet tai jau yra signalas, mažas skambutis, kad vyrė, tu turi pasitempti. Tu turi ieškoti alternatyvos, galbūt ne Lietuvoje uždirbti, užsienyje, galbūt jeigu verslas nesiseka, ar tu ten išgyveni, sakykime, tavo verslas 100 eurų, o šeima 5 burnelės, tik tai galbūt uždaryti verslą reikia samdomų, kas jau labai reikia perlipti per vyrišką ego, kas tai nėra paprasta ir reikia vyrui susikaupti, ką padeda moteris vyrui susikaupti.
Mes moteris labai padedam vyram, versluose taip pat, nes yra sakoma, kad sėkmingas verslininkas tai yra didžiulė įtaka dėja moters. Berta. Berta iškelia klausimą iš savo gyvenimo. Su draugu esame kartu 5 metai, 3 gyvename kartu. Tačiau mano mylimasis nerodo jokių ženklų, kad norėtų mane vesti. Net susierzina, kaip apie tai užsimenu. Kaip galėčiau paskubinti šį procesą, nes man tai yra labai svarbu. O gal visko atsisakyti ir skirtis? Bertai, ačiū už klausimą. Sakyčiau, kad vis dėlto reikėtų kalbėtis, kuo daugiau kalbėtis. Galbūt ne namuose, galbūt kavinėje, prie vandens, galbūt visai netyčia būtų smagu, kad užsimintų artimieji, tada, kada jūsų nėra. Kažkas kitas paklaustų, o kadagi jūsų vis dėlto vestuvės, jūs taip seniai. Galbūt nenori jis gauti iš jūsų, nes to klausimo, nes jis išvelgia tai, kai spaudimas savotiška, jo įspėstas į kampą, lik ir jaučiasi, ar ne? Manau, kad reikėtų palaukti. Bet yra daugybė vyrų, kurie nori ilgalaikių santykių, bet ne santuokos. Aš esu už santuoką. O ką galima pasakyti apie vyrus, kurie vengia atsakomybės, įsipareigojimų, gyvena kartu galbūt, bet... Galbūt tai yra baimės, praeities santykių baimės. O iš tikrųjų, būsiu atvira, ateina porų, kur tu matai ir labai aiškiai pasakai, dėja, jum bent 7 metus reikia pagyventi kartu nesituokiant. Bent 7 metus. O po to atsargiai ir susituokti. Nes matai didžiulį regresą po santuokos. Po santuokos gali net po pusės metų santuoką išryti, ko mes siekiam, bet vis dėlto tai reikia specialisto jau įžvalgos. O 7 metus pagyventi be santuokos tam, kad patikrintų vienas kitą? Kartais tai yra karminiai dalykai, kurie vis dėlto duoda ir tokius dalykus. Na, čia ko gero šnekėtų astrologijas, tai labai gerai suprastų. Nenorėčiau plėsti ir mokyti astrologijos, bet dėja taip yra. Renatos klausimas. Žmonės išsiskiria ir vėl tuokiasi kelis kartus, bet kas kart atsiduria panašioje santykių situacijoje. Ar tokiais atvejais nereikėtų kažko keisti savyje? Taip va, jau turim ir atsakymą. Tai būtina išsituokus pradėti pirmiausia nuo savęs, įsiklausyti, padaryti analizę. Su pirmoju vyru, jeigu buvo kažkas ne taip, padaryti su pirmoju, su antruoju, su trečiuoju, bet nebūtinai su vyru, su draugu. Kas buvo, kas netiko, ar tai iš mano pusės, ar tai iš jo pusės kažkokios klaidos, ar ne. Galbūt jeigu daug tingumo ir vangumo turi, galbūt jo atsisakyti ir santykiai iš tikrųjų vystysis, ar ne. Kartais yra karminiai dalykai, santykiai po 2 mėnesių trūksta, su vienu partneriu, su antru, su trečiu. Tai yra karminiai dalykai, kur reikia pradirbti, jeigu tu žinai, kad jau čia tie 1 mėnesių ir tie santykiai trūksta. Įsiklausyti, sustiprinti, kažkaip eiti tuos santykius, nebijoti, inicijuoti pati, tuos santykius pagloboti pačiai. Ne tik labai faina, malonu, aišku, kai vyrai skambina, kviečia. Taip, bijo iniciatyvą rodyti. O kodėl? Reikia lengvumo, paprastumo. Eik ir pati, žiūrėk, stenkis. Galiausiai nepabandžius, nežinosi. Taip, ir nukrypom truputėlį, dar kas ten? Čia apie keitimą savyje, santykiai kelis kart patiria fiasko. Jeigu vyras yra, pavyzdžiui, yra uždaras, šaltas emociškai, na aišku, kad jam bus sudėtinga surasti tą damą, nebent jis ją užpiltų pinigais. Bet ar pinigai atstoja meilę? Na, pinigai duoda lengvesnį gyvenimą, pritariu. Tačiau ar jie atstoja meilę? Nelabai. Jeigu emociškai šaltas, na, nei vienai damai tai netiks. Na, netiks ne vienai. Turime aplinkoje daugybę pavyzdžių apie skirtingo amžiaus poras. Ar galėtumėt pakomentuoti, kiek stipri gali būti pora, kur didelis amžiaus skirtumas? Tarkim, pirmas atvejis vyresnis vyras. Na, žinot, jeigu tai vyresnis vyras, kai yra, sakykime, 30
moteriai ir 45 vyrai, tai dar kažkaip mes čia taip, lik ir viskas normaliai. Bet tada, kai mes tampame vyresni, ar ne, kai moteriai 50, o vyrui 65, tada tas amžiaus skirtumas labai išryškėja. Labai išryškėja. Ir kaip taisyklė, kai pas vyrus taip pat ateina klimakterinis laikotarpis, o jisai yra, tikrai, ir vyrai tada pradeda medžioti jaunas pateles. Jaunas, 10, 12, 15 metų jaunesnių. Atrodo, kad jų potencija jos suaktyvins. Vyrai, sportuokite, darykite kažką su savimi, kad neauktų pas jūs pilvukai. Ir seksualumas susitvarkys. Jeigu mes sėdime geriame alų, na, mėly, nepadės jokia dama. Dama taip pat žiūrimo į vyrą, kad jisai turėtų kažkokius šiek tiek fizinius duomenis, o nebūtų sudribęs. O jeigu vyresnė yra moteris, galbūt čia poros bus stabilesnės ilgesnį laiką? Jeigu ta moteris vyresnė 5 metų, aš manau, kad tai nieko yra baisaus. Bet jeigu ta moteris vyresnė 10, 12 ar 18 metų, beje, aš turiu gerą draugę, kuri vyresnė yra 15 metų. Ir? Jie gyvena 10 metį ir atrodo buvo laimingi. Kad visiems taip. Taip, labai linkiu visiems. Gabijos klausimas. Moteris tampa vis aktyvesnės, demonstruoja savo įtaką ir šeimoje. Ar tai neatbaido vyrų? Ir ar tokiu būdu moteris negriauna savo santykių? Aktyvumas, sakyčiau, aktyvumai nelygus. Jeigu moteris, žinot, šeimoje laiko, vis tiek buitis, namų ruoša, vis tiek moteris laiko tuos 3 vadinamus kampus. Bet žiūrint kaip, jeigu tas vyras laikant jai tampa minkštų kilimėlių prie durų, tai tikrai tie santykiai tikrai nebus ilgalaikiai. Ir manau, kad tai turėtume mes, įjungti ir norą valdyti, daryti su saikingumu ir įsiklausimu savo širdies. Kartais mes tikrai intuityviai jau numatom to vyro esančio šalia ateitį. Ir moteris kaip taisyklė išreiškia žodžiu, o vyras jau galvoja, jinai vadovauja. Bet čia jos intuicija, jos širdies balsas. Ir jį tikrai verta įsiklausyti. Vyrų logika kartais užgožia. Jie masto, galvos ištinę, pareina, pavargę, užsimastę. Nesakyčiau taip, bet moteris turi saikingai vadovauti. Vis dėlto sakyčiau, kad vyrai yra lyderiai šeimoje. Ir kitur. Ir kitur. Taip pat. Adrija klausia. Aš pati esu netikinti, tačiau man įdomu, koks yra Dievo vaidmuo 2 žmonių tarpusavio santykiuose. Kaip jis įtakoja santykius? Nežinau, ar mes galim kažkaip pakomentuoti apie Dievo įtaką 2 žmonių santykiuose. Ačiū už klausimą, Adrijai. Iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad Dievo yra didžiulė įtaka šeimoje, ar ne? Ir manau, kad tos santokos, kurios gyvena su Dievo palaiminimu, jos yra tvirtesnės, iš tikrųjų ilgalaikiškesnės ir Dievas, kaip aš sakau, glaudžia ir baudžia, bet jeigu jūs einat kartu, jeigu kartu nebijot atsiklaupti, nebijot pasimelsti kartu ir dar užsukat į bažnytėlę, manau, kad Dievas tikrai laimės tokias poras. Pakalbėkim, Vilma, apie jūsų pažinčių svetainę. Minėjot, kad moterų daugiau kreipiasi. Kokio amžiaus moteris yra? Kokio amžiaus moteris? Jeigu prieš 2009 metais buvo nuo 28, tai dabar nuo 23. Keičiasi laikmetis. O kokio amžiaus vyriausia? Vyriausia, ko gero, yra 72. Meilė amžiaus nėra. Ir cenzo nėra. O ko moteris ieško? Jums reikia draugystės, tiesiog pasimatymų, ar reikia ilgalaikių santykių, šeimos? Vyresnės moteris, jos labiau ieško draugo.
draugo, su kuriuo galėtų spektakliai, teatrai, ar ne, pabūti kartu, galbūt sanatorijos, išvykti pakeliauti. Jaunesnės moteris iš tikrųjų ieško šeimos, ieško sutuoktinio, ieško vyro, ieško ramščio, ieško stabilumo, ramybės ir harmonijos viduje. Ir manau, kad tai yra tikrai tas amžiaus barjeras, jis diktuoja savo sąlygas, savo reikalavimus ir tai yra normalu. Galbūt galite iš patirties pasakyti, ko žmonėms trūksta, norint susirasti porą. Kas trukdo? Visi esam su kojom, nosim ir liežuviais, galim bendrauti, kalbėti. Kodėl vieni yra vieniši? Kas trukdo? Kokie patarimai galbūt būtų? Ko gero, pirmiausias patarimas - atsikratyti praėjusių santykių šleifo. Nes jis kaip taisyklė persikelia ir mes dažnai detalizuojam, dažnai kalbam apie tai, ar ne, nebijoti mylėti, atsikratyti baimių, eiti su drąsa, su ryžtu, su tikėjimu, su viltimi ir su pozityvumu. Aš esu nevykėlis, man nepasiseks, mano automobilis ten 17 metų. Kas mane tokį ims? Kam aš reikalingas? Aš uždirbu tik tai 600 eurų. Kam aš reikalingas? Ar ne? Aš negaliu su dama išskristi kelionės. Savęs nuvertinimas ir puolimas į auką. Į auką. Bet jeigu atėjo šalia dama, žavi, kuri kažką tau siūlo, įsiklausyk į jos siūlymus. Nes moteris jaučia širdimi, o meilė nuo ko eina? Tik nuo širdies. Ir kartais vyrai negali perlipti per savo ego ir būna nelaimingi ir patys pasako moteriai ar merginai ne vien dėl to, kad jis vairuoja 20-metinį automobilį. Truputėlį reikalavimų daug turim. Taip, nes mato, ko gero, automobiliai yra gražesni, geresni, o jam kartais net nesvarbu tas automobilis, jam svarbu galbūt namas. Ir jis nededa didžiulės reikšmės į tą automobilį 20 metų. Bet jisai, prašau, gyvena name. O moterisgi nori ko? Mercedeso, gero namo, didelis kišenis. Mūsų moterų reikalavimai yra labai dideli. Ar žino žmonės, kur ieškoti antros pusės? Žmonės ieško visur, susibūrimo vietose, kelionėse, pažinčių tarnybose, pažinčių portaluose. Kartais tie pažinčių portalai, žinot, jie nelabai garantuoja, ar išsituokia, ar neišsituokia. Kartais mes esam tiesiog lengvų paieškų medžiotojai, ar ne, lengvų paieškų ir kas tai portaluose pasiseka. Mūsų portalas kiek kitoks, tik laisviems žmonėms. O galite truputėlį papasakoti, kaip vyksta pažintis jūsų svetainiai? Registruojasi, siunčia nuotraukas. Pirmiausia, vyksta registracija, anketos pildymas, tada nuotraukos ir tada tiesioginis susitikimas ir konsultacija jau su manimi. Su specialiste? Su specialiste. Manimi. Ir po pokalbio jūs siūlote kandidatūras? Taip, po pokalbio mes siūlome gyvus susitikimus, gyvas pažintis, akis į akį, susipažinimo renginiuose. Kas labiau priekabesni, vyrai ar moteris? Į tą klausimą norėčiau atsakyti, kad nei vyrai, nei moteris nepriekabūs. Tik vienas dalykas, kad pažinčių tarnyba, bent jau pas mane yra, ateina žmonės, kurie labai drąsūs, viskas yra gerai, ar ne, ateiti jie labai nori, bet į susipažinimo renginius jie ateiti bijo. Į pasimatymą nenueina? Bijo susipažinti. Ir iškyla didžiulės baimės ir tada reikalinga psichologo konsultacija prieš renginį. Keletą dienų iki renginio. Dėja. Turit labai sėkmingų gal istorijų, ta prasme gražių istorijų, gal galite pasidalinti, susipažinom iš tokiai. Taip. Turim ne vieną gražią istoriją, viena iš jų, sakykime, ar ne, moteris, pakankamai emancipuota, graži ir tikrai labai norėjo pažinties, labai išgyveno dėl santykių. Ir dabar jau, 4 metų jie gyvena kartu, pakankamai laimingi. Atsitiko taip, kad vyras atsikėlė gyventi pas moterį į namą, moterys, išgirskite, atsikėlė gyventi ir sakytų, tai koks šitas vyras,
Tai kaip čia tas vyras, kritikos kiek daug. Ne, kartais gyvenimas susiklosto ir taip. Nebūtinai, kad moteris turi keltis pas vyrą, ar ne? Yra laimingi, abu pakankamai dvasiškai tobulėjantis yra, nes suprato, kad be to labai daug lankstumo, labai daug prisitaikomumo, labai mažai smerkimo, kritikos, davimas vienam ir kitam veikti to ko geidžia širdis, bet kartu ir yra daug laiko leista kartu ir leidžia daug laiko kartu, keliauja kartu. Turim dar vieną porą, kur vyriškis buvo labai nusistatęs prieš moters vaikutį, ar ne, ir rinkosi tik tai moteris, kurios neturi vaikučių. Dėja dabar susirado, nepripažinčių tarnyba susirado moterį, kuri turėjo vaikutį iš praeitos santuokos ir yra laimingi, susilaukė dvynukų. Jūs čia davėt gerų patarimų iš tikrųjų per pavyzdžius, kaip reikia bendrauti poroje ir priimti kitą pusę. Taip. Mes turim duoti ir artumo, ir erdvės partneriui. Nes jeigu mes ten tik tai esame su partneriu, būnam tik su partneriu ir partneris, ir kaip aš sakau, ir partneris, ir draugas, ir sutuoktinis, ir buvimas tik su juo, ir nebėra draugių, nebėra artimųjų žmonių, tai kartais tai būna tos meilės per daug, meilė uždusinama, mes pavargstam nuo to, arba viena, arba antra pusė, ir meilė užgesinama. Yra tekę girdėti, kad iš tikrųjų vyrai turi tiek pavydo savyje ir savo antrai pusiai, kad uždraudžia ne tik kad į filmą eiti, į teatrą, bet susitikinėti su draugėmis. Kaip jaustis moteriai, jeigu vis dėlto norėtų tęsti draugystės, bet iš kitos pusės nori išlaikyti savo antrą pusę, vyrą? Kaip laviruoti? Ieškoti kompromisų. Galbūt vyrui nėra priimtini filmai, galbūt priimtini koncertai ir spektakliai. Tada bandyti ten kartu eiti. Galbūt, suprantat, galbūt vyras yra vienišas ir jis nori, kad į jo namus atvažiuotų jos draugės. Leiskim, taip, ieškokime kompromisų. Kompromisai visada galimi, jeigu žmonės kalbasi. Jeigu nesiseka kalbėtis, rašykime SMS-us. Jeigu nesiseka rašyti SMS-us, rašykime laiškus, elektroninius laiškus, siūskime laiškus. Kalbėkimės, dalinkimės, visada įmanoma. Vyresnės moteris 50-60 ir daugiau jos neturi pasitikėjimo savim ir abejoja, ar įmanoma rasti antrąją pusę. Ką galite pasakyti joms? Meilė yra. Tikėkite. Turėkite vilties. Įsivaizduokite, koks turi ateiti šalia jūsų vyras. Labai abstrakčiai įsivaizduokite, o jeigu trūksta to abstraktumo, iš tikrųjų galite savo nusipiešti paveikslą ir įsivaizduoti ir turėti jį ir galvoti apie tai. Ir mes pritrauksim tą vyrą. Ir tikrai netapkime darboholikės, netapkime hobių, kaip aš sakau, manės. Hobių manės, ar ne? Turim po 3-4 hobius, dirbam po 10 valandų darbe ir ieškome vyro. Kad nebelabai kada yra ieškoti, jeigu šitiek hobių ir darbų. Jo, ir mes reikės skirti laiką. Taip, pabūti vieniem, pamastyti apie tai, pagalvoti kasdienoje, nors keletą minučių. O meilės harmonijoje yra vyresnių vyrų, kurie ieško moterų vyresnių? Taip. Ne jaunų, vyresnių? Taip, vyresnių. Taip, kadangi vyrai yra vyrai, jie vis tiek nori, kad bent 3-5 metais moteris būtų jaunesnis, ar ne? Bet tie jau brandus vyrai, jie iš tikrųjų, ir jau kai tas vyrų klimakterinis laikotarpis pasitraukęs, jie tarsi grįžta į savo protą, ir jie jau ten tikrai labai žmogiškai tikrai reikalavimai, ar ne? Jie žino, ko nori, jie žino, kaip rūpintis, jie žino, kaip dėmesį skirti. Jie subrendo sėkmingai partnerystėj ir ačiū Dievui. Minėjote laidos pradžioje apie užsieniečius. Tai yra daugiau vyrų, jie ieško lietuvaičių. Taip, išsiveš? Taip, ir neįsiveš. Yra ir užsienyje gyvenantis lietuviai, yra ir Lietuvoje gyvenantis užsieniečiai, ir yra lietuvių kilmės vyrai gyvenantis užsienyje. Ir kaip jiems sekasi, ko jie ieško?
Vis dėlto šaknis labai įtakoja mūsų vyrus, jie nori lietuvių. Net visai neseniai vyras kreipėsi iš Kalifornijos, gydytojas, ir jis sako, aš noriu lietuvaitės, bet aš gyvenu taip toli, na padėkit man, aš pasiruošęs atvažiuoti, aš pasiruošęs pasikviesti į svečius, man reikia lietuvaitės. Radot? Jis tik kreipėsi prieš savaitę laiko, dar nesuspėjau. Dabar bus anšlagas. Klausimai išseko, gal dar norite kažką papasakoti ar pakviesti žmonės į pažinčių svetainę? Jo, aš visada kviečiu ateiti į renginius, kviečiu keliauti kartu su mumis ir gal pažinčių renginiai sukelia streso, įtampos ir ne vienam vyrui, ne vienas vyras braukia prakaitą, ne vienai moteriai nubėga ašara, bet kviečiu dalyvauti ir vykti su mumis į kelionės po Lietuvą, kur galima susipažinti, kur susirenka išsituokę, laisvi vyrai, laisvos, netekėjusios, išsituokusios ar našlės moteris, kurios tiesiog bendraujant, geriant arbatą, verdant kažkokią vakarienę kartu prie laužo, ar ne, galima susipažinti. Ir tai pats lengviausias susipažinimo būdas. Taip kad, manau, kad verta naudotis paprastais būdais. Puikus kvietimas. Ačiū šiandien žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų. Ačiū Jums. Ačiū Jums, Vilija.